Labas, kas aš čia. Praeitą savaitę neįdėjau jokio vaizdo įrašo, nes buvau pasigavęs gripai ir neturėjau nieko nufilmavęs. Tai gavosi tokia vienos savaitės pertrauka. Šią savaitę jau turiu surinkęs, jau laikosi tiksliau, ne iki galo, bet laikosi jau viena spintelė. Pati nereikia jokių sutvirtinimų. Turiu visus skersinius susidėjęs dabar į vieną vietą. Susispaudęs kraštas, čia vienas lygus gražus. 330 mm. Pagal visus išmatavimus dovetails turėtų būti 15 mm. Bet darysiu visus vienodai. Tai dabar centimetrą nuo abiejų galų pasižymėsiu ir padarysiu, kad petys visų būtų kuo tiksliau vienodai, kad plotis būtų sutampantis visų detalių. Taigi padariau įleidimus vienoje pusėje, padariau įleidimus kitoje pusėje, dygius, lizus, dygius išpjoviau ant abiejų pusių skersinių. Dabar turiu ertmę vienam stalčiui, kitam stalčiui ir štai vat vietoje dėsis dar viena tokia kaip ir lentynėlė dėsis. Pasibandžiau užsidėti stalviršį. Tas spintelės, tiksliau viršų. Ir va kas gaunas. Turbūt pirmą kartą, kiek darau visus šitos projektus, 100% pasitikėjau brėžiniu ir gavosi, kad brėžinys apgavo mane. Pagal planą turėjo būti plotis 34 cm, visos spintelės 34 cm, bet dabar, kaip matau, yra 35 cm. O stalviršį dariau 34. Jo, lygiai 34, tai gavosi, kad stalviršis per siauras. Išsipjau dar vieną lentos gabalą. Nedarysiu vientisą, kaip prieš tai dariau. Pjausiu plonom juostelėm. Aš jį pjausiu plonom juostelėm. Versiu šonų ir klijuosiu vieną su kita. Taip tikiuosi sumažinti išsilenkimus visokius,
kiek susidaro čia su šituo ąžuolu. Jeigu dabar greitai susipjausiu, susiklijuosiu viską, gausis taip, kad medis pats susilankstys, pradės judėti visai. Tai teks palaukti bent jau kokią savaitę laiko po to, kai susipjausiu, kad išsivaikščiotų mediena, išdėtų stresai visi išnyktų. Tai gali būti, kad kitą savaitę vėl vaizdo įrašo nebus, tiesiog nes negalėsiu klijuoti dar. Penkiasdešimt centimetrų gaunu plotį, susidėliojęs, turbūt pusę visų lentelių, tai tikrai dabar turėtų užtekti. Reikės dar nusilyginti priešingą šoną, lygiai su šituo, bet tai darysiu turbūt po 2-3 dienų, kad gal 2 savaitės reikės palaukti, gal čia išsovėtų tas mediena, bet neturėsiu ant tiek laiko. Gerai, tai turbūt šiandien tiek. Kitas vaizdo įrašas bus, nežinau, gal po savaitės, gal po 2 savaičių. Pažiūrėsim, kaip seksis man su šito mediena, kaip jinai sujudės. Ačiū, kad žiūrit. Viso.